Rungtynės sunkios buvo, buvo tokių priežasčių, todėl kad du vidurio gynėjai pas mus žaidė nauji žmonės. Buvo Klevinskis su Nebilevičiu, kurie negalėjo žaisti visą sezoną žaidė, tai mes biškį taip prisibijojom. Ta baimė tokia buvo ir pasiteisino, prasileido pirmą įvartį, galbūt ten vartininko klaida buvo išėjimas toks. Na ir visas rungtynė pirmo kėlinį praktiškai nieko tokio nesukūrėm. Antrą kėlinį vyrams pasakiau, kad reikia biškį dadėti, biškį daugiau judėjimo. Na ir antrą kėlinį, kai mušė pirmą įvartį, tai atsigau. Bet šiaip žaidimų nesu patenkintas, jau čia stovint ant šono tiek nervų prigadino, kad kažką žaidėm ne tą, ką reikia. Padavimai, vartininkui tiesiai rankas, sprendimai priekį nepriemam, reikia užduodam pasą, reikia pasą, mušam. Na, šiandien tokia gerai, kai laimėjom, rezultatas 3-1, 3 taškai, bet žaidimą reikia gerinti, jeigu norim, nes būtų geresnė komanda, būtų dar mums ir nubaudė. Manau, kad nugalės stipresnė komanda, reikia pasveikinti Nevėžį su pergale, bet antram kėliny, manau, teisėjas padarė dvi tikrai grubės klaidas, kur tai buvo persilaužimas ir manau, nepavyko atsilaikyti, kai buvom suplanavę iki galo rungtynių, kad žaistom kontratakom ir kada jau pašalino mūsų vieną žaidėją, tada tapo dar sunkiau ir ko pasiekoja ir manau, kad Nevėžis vis tiek nugalėjo pelnytai.